Kovo 29-ąją visose savivaldybių miesto aikštėse šalia Lietuvos valstybės vėliavų iškeltos NATO vėliavos. Taip pažymima reikšminga Lietuvai data. 2004 m. kovo 29 d. tuometinis Lietuvos premjeras Algirdas Mykolas Brazauskas, lankydamasis Vašingtone kartu su Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos premjerais, įteikė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriui Kolinui Pavelui Vašingtono sutarties ratifikacinius raštus. Šią dieną Lietuva tapo visateise NATO nare. Kelmės atgimimo aikštėje vėliavų pakelimų ceremonijoje dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Tadas Kasparas, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, vietos gyventojai. Giedant Lietuvos himną, Lietuvos Respublikos trispalvę, iškėlė Šaulių sąjungos 605-osios Šaulių kuopos jaunieji šauliai. Po jos pakelta NATO vėliava, skambant NATO himnui. NATO vėliavą iškėlė Krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 605-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai. Muzikinius kūrinius atliko Kelmės kultūros centro pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Svajūno Klimo. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija buvo sukurta tam, kad padėtų palaikyti tarptautinę taiką ir atremtų grėsmes savo narių saugumui. Įstojimas į NATO yra labai svarbus mūsų istorijos momentas. Tai vienas iš svarbiausių Lietuvos laimėjimų, kuriuo pagrįstai galime didžiuotis, nes būtent nuo saugumo užtikrinimo prasideda nuoseklus valstybės gerovės kūrimas, kalbėjo vicemeras Tadas Kasparas. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje, kai visai netoli nuo mūsų sienų vyksta karas, NATO išlieka saugumo garantų. Minint 21-asias Lietuvos narystės NATO metinės vėliavų pakelimo ceremonijos, vyko Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui sukėlus abejonių dėl pagrindinio Vašingtono vaidmens NATO bei paskatinus Europą intensyviau gintis. Renginio vedėja Kelmės kultūros centro režisierė Rūta Palubeckienė susirinkusiems sakė, jog šia bendra akcija susitelkę rodėme savo solidarumą ir vienybę, supratimą, jog kartu su sąjungininkais esame galingi, kad NATO tai mes. Tarptautinės teatro dienos proga Kelmės mažasis teatras kvietė režisierės Linos Jankauskaitės Peleckienės monospektaklį Aš laukiu tavęs mylimasis. Pagal Dario Fo ir Fransą Rame to paties pavadinimo komediją. Fransa Rame – italų aktorė ir feminizmo aktyvistė, Nobelio premijos laureato dramaturgo Dario Fo žmona ir ilgametė kūrybinė partnerė. Šis spektaklis pastatytas 2023 metais, kada Lina dirbo Šiaulių kultūros centre teatro studijos Gušta, meno vadovė. Spektaklyje vaidino Šiaulių kultūros centro kultūrinių renginių režisierė Rita Šimkienė. Minėdami Tarptautinę teatro dieną Kelmės mažojo teatro kūrėjai ir trupė dalinosi mintimis apie teatrą, apie kolegas aktorius, patirtis, kuriant vaidmenius ir rodant spektaklius. Kelmės mažąjį teatrą 1991-aisiais įkūrė pirmasis jo vadovas režisierius Algimantas Armonas. 2006 metais Kelmės mažajam teatrui suteiktas profesionalaus teatro statusas. Kelmės mažojo teatro vadovė Sandra Zakarienė teatrui vadovauja nuo 2023 metų. Teatro spektakliai apdovanoti Boriso Dauguviečio premijomis ir įvairiais Lietuvos teatro apdovanojimais. 1991 metais Kelmės mažasis teatras pakvietė į savo pirmąjį spektaklį Painiava. Nuo pono vaidmens šiame spektaklyje iki šių dienų teatre dirba ir vaidmenis kuria Česlovas Brazinskas. Aktoriai į teatro gyvenimą įsijungė, baigė Šiaulių universiteto estrados meno studijas ir įgyja teatro ir kino bakalauro laipsnį. Tai Laura Šmitkinienė, Armandas Lazdauskis, Modestas Vaitkevičius, Ermida Leščiūtė ir Justina Kasiulytė. Kiekvienas aktorius kūrė vaidmenį labai individualiai. Kad scenoje jaustumėmės gerai, stengiamės būti nepriekaištingos fizinės formos. Treniruotas kūnas, išlavintas balsas, reikiama išvaizda. Jausmas būti scenoje yra ypatingas. Žiūrovo neapgausi. Jie tarsi partneriai, nes vaidindami klausomės, kaip jie reaguoja. Baimiai ar nerimui nelieka vietos. Jei gerai žinai, apie ką spektaklis, ką nori perduoti žiūrovui, sako aktoriai. Kuriant vaidmenis, svarbu viskas. Aktoriaus įtaiga, talentas, kuris aktorystėje atsiskleidžia nebūtinai iš karto. Reikia tam tikro vaidmens režisieriaus.
Kelmės mažojo teatro režisierė Lina Jankauskaitė-Peleckienė sako, jog teatro menas, kaip ir kiti menai, turi galę kelti mūsų dvasią, stebinti, šviesti. Lina Jankauskaitė-Peleckienė aktorė ir režisierė gimusi bei užaugusi Šiauliuose. Čia jie baigė estrados meno bakalauro ir kultūrologijos magistro studijas. Dar studijų laikais pradėjo dirbti su vaikais ir jaunimu. Lina buvo jaunimo teatro studijos Mix vadovė Radviliškio kultūros centre. Liverpoolyje mokėsi šokio ir dramos menų. Grįžusi į Lietuvą, Lina dirbo Šiaulių kultūros centre. Šiuo metu ji Kelmės mažojo teatro režisierė. Kelmės mažajame teatre taip pat dirba garso operatorius, šviesos dailininkas Alanas Augustas Buivydas, administratorė Skaistė Antanavičiūtė ir finansininkas Marius Prankus. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje pristatyta Virginijaus Malčiaus kūrybos paroda Tuščios sūpynės. Virginijus Malčius – videomenininkas, animatorius, dailininkas, iliustratorius, rašytojas vaikams. Yra baigęs tuometinio Šiaulių universiteto menų fakulteto audiovizualinio meno bakalauro studijas. Vėliau Vilniaus dailės akademijoje fotografijos ir medijų meno magistro studijas. Kaip sako parodos autorius, šiuo metu jungiu piešinius ir fotografiją, užsiimu medžio skulptūrą, animaciją. Pastaruoju metu mane, kaip ir daugelį, labai sukrėtė netoliese įsiliepsnoję karai. Namų griaučiai, automobilių nuolaužos, pilkas peizažas, bergždžios gatvės ir tuštuma. Iš čia ir parodos pavadinimas – Tuščios sūpynės. Šią parodą ruošiau neskubėdamas 3 metus, papildydamas ją animaciją sukurta iš parodai skirtų darbų, kuri papildyta nuostabia dainuojamosios poezijos kūrėjos ir atlikėjos Alinos Orlovos muzika. O vėliau, atradus skulptūrą, paroda dar labiau pasipildė kito žanro darbais, todėl ji tokia išgyventa, išbūta, išmąstyta. Skulptūrų ciklą pavadinau Pirmokėlio sapnas, nes skulptūros taip pat susijusios su vaiko pasauliu, kurį jis kuriasi išgyvendamas ir gyvendamas karo sąlygomis. Pristatydama parodą Kelmės kultūros centro parodų organizatorė Irma Diminskienė sakė, jog menininkas raiškos būdu besirenkantis įvairias medijas, technikas savo kūryboje nuolat keičiasi, bet joje visada išlieka menininko braižas, dėmesys smulkioms detalėms, lengvas pašaržavimas. Virginijus Malčius pasidžiaugė Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijos erdve, kuri tarsi primena laivą, nuo kurio denio, nukreipiant žvilgsnį žemyn, išplaukia dar viena erdvė. Virginijus Malčius bendradarbiauja su Lietuvos muzikos atlikėjais, kuriant muzikinius videoklipus, dalyvauja edukacinėje veikloje ir stengiasi išbandyti jėgas įvairiuose meniniuose žanruose. Tradiciniai teatro pavakariai Muskaičiuose kovo pabaigoje buvo skirti Tarptautiniai teatro dienai paminėti. 2005 metais dar būdama studentė Andrėja Gričiūtė, dabar jau Stulginskienė, žengė pirmuosius nedrąsius žingsnius režisūros keliu. Ir štai jau 20 metų šiame kelyje.
Per tą laiką jie dirbo įvairiuose Lietuvos rajonuose, sukūrė daugybę darbų, pastatė ne vieną spektaklį. Puikesnės progos nei Tarptautinės teatro dienos proga nesurasi, kaip pagerbti tuos, su kuriais nueitas kūrybinis kelias, padėkoti teatro žmonėms, pasidžiaugti jų pasiekimais, įteikti Auksinio Briedžio nominaciją, drauge pasižiūrėti kolegų spektaklį, išgerti kavos puodelį ir pabendrauti su bičiuliais. Teatro žmonės susirinko iš pačių įvairiausių miestų ir miestelių – Mockaičių, Tytuvėnų, Veliuonos, Raudonės, Naujosios Akmenės, Saločių, Užvenčio, Kelmės. Iš viso net 8 vietovės, kuriuose dirbta, kurta, džiaugtasi bendrais kūrybos vaisiais. Renginys buvo suskirstytas į kelias dalis. Pirmojoje dalyje svečiai dalijosi prisiminimais ir poetiniais posmais. Muzikiniu pasirodymu džiugino Algimantas Rašimas iš Naujosios Akmenės. Savo dienoraščių ištraukomis dalinosi buvusi Andrėjos studentė, Kelmės mažojo teatro aktorė Justina Kasiulytė. Tuo tarpu tytuvėniškė Jurgita Balčiūnaitė, Radviliškio kultūros centro edukatorė, pristatė kostiumų parodą "Drąsa būti savimi". Parodos pagrindinė žinutė – drąsa būti kitokia, drąsa kurti taip, kaip norisi ir atrodyti taip, kaip patinka. Gyventi pagal savo menininko taisyklės. Renginio metu padėkota bendrakeleiviams. Užvenčio kultūros centro direktoriai Odetai Kuličauskienei, Veliuonos kultūros centro vadoviai Violetai Grabauskienei, Pasvalio bibliotekininkiai Daivai Jaunėnaitei, Panevėžio kultūros centro choreografui Justui Nagrockiui, Tytuvėnų kultūros centro Mockaičių skyriaus renginių organizatoriai Irenai Sabaliauskienei. Tarp renginio svečių ir režisierius Algimantas Armonas, kadaise dirbęs Tytuvėnuose. Algimantas – pirmasis Andrėjaus mokytojas teatro pasaulyje. Per šventę dėkota ir ištikimiausiams žiūrovams, menininkų šeimai Birutei ir Eugenijui Arbušauskams. Ta dieną padėkojo žodžius išsakė bene kiekvienas sėdėjęs salėje. Tytuvėnų kultūros centro direktorius Simonas Kilius šmaikščiai pastebėjo, kad žiūrovai atėję į salę patyrė lengvą šoką, kai salės šviesos buvo nukreiptos į duris ir kiekvienas pasijuto tarsi tapęs teatro dalimi, bent trumpam pajutęs, ką reiškia būti apšviestam scenos šviesų. Daug kas stebėjosi iš anksto skelbta Auksinio Briedžio nominacija. Kodėl briedis? Kodėl auksinis? Į tai renginio režisierė Andrėja atsakė, jog briedis tai aliuzija į Tytuvėnų legendą apie Briedvaišio ežerą, o auksinis, kad skambėtų iškilmingiau ir prabangiau. Ši garbinga nominacija įteikta tytuvėniškiui, ilgamečiui teatro aktoriui Vaclovui Gvozdui už subtilų humorą, įtaigius aktorinius vaidmenis, už toleranciją, pagarbą, materialinę bei visuomeninę pagalbą. Antrojoje renginio dalyje žiūrovai išvydo Šiaulių kultūros centro mėgėjų teatro Durys spektaklį pagal Robero Fermo Tomos pjesę 8 mylinčios moterys. Spektaklio režisieriai Virginijus ir Dalė Dargiai. Po spektaklio svečiai neskubėjo skirstytis, buvo noras bendrauti, apsikabinti, megzti naujas pažintis. Galbūt ateityje gimtų ir bendras jungtinis spektaklis. Kas žino, tik laikas parodys, sako renginio sumanytoja ir organizatorė Andrėja Stulginskienė. Kelmės kultūros centro specialistai savaitę prieš Velykas surengė mugę, kurioje nemažas būrys Kelmės krašto nagingųjų meistriukų, sumanių ir kūrybingų moteryčių siūlė įsigyti įvairiausių rankdarbių ir dovanėlių Velykų šventei. Velykos neatsiejamos nuo margučių. Tad pirmiausiai pirkėjų akys ir krypo į margučius, kurių buvo apnertų, dekoruotų karoliukais, puoštų dekupažo technika, tapytų laku, margintų vašku. Kiaušinių marginimas viena seniausių lietuviškų Velykų tradicijų. Perduodama iš kartos į kartą. Kiaušiniai dažomi, marginami svogūnų laiškais,
vašku, skutinėjami ornamentais, saulės žvaigždžių augalų motyvais ir tikima, kad margučiai atneša mums sėkmę, sveikatą ir gerovę. Margučių dovanojimas gražus Velykų paprotys, simbolizuojantis draugystę, pagarbą ir gerus linkėjimus. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar. Margintas kiaušinis vertinga dovana, nes jo paruošimas reikalauja laiko, kruopštumo. Kiaušinis turi ypatingą reikšmę. Pasak etnologo profesoriaus Liberto Klimkos, kiaušinis savo sandara primena žmogaus matomą pasaulį ir yra kosmoso gyvybės vaisingumo simbolis. Ne veltui liaudies patarliai apie kiaušinį sako: pramuši ledą, rasi sidabrą, pramuši sidabrą, rasi auksą. Pramuši dangaus skliautą kiaušinio lukštą, rasi orą, kuriuo kvėpuojame. Tai tas sidabras, o po juo auksas, žemė, ant kurios stovime. Per Velykas kiaušiniai buvo marginami siekiant sustiprinti jų magiškasias galias. Ant kiaušinių išskutami ar vašku išpiešiami simboliniai raštai turėjo užtikrinti pakankamai saulės šviesos ir šilumos augmenijai, padėti gyvybei greičiau pabusti ir paspartinti pavasario atėjimą. Tad kiaušiniai buvo marginami įvairiais augalų motyvais, žalčiukų ornamentais ir kitais baltiškų raštų simboliais. Spalvos parinkamos taip pat atsakingai. Mėlyna spalva simbolizavo dangų, raudona gyvybę, juoda žemę, žalia bundančią augaliją, geltona saulė. Senovėje buvo tikėta, kad atėjus pavasariui nubunda ne tik gamta, bet ir anapusinis pasaulis, prisikelia vėlės. Sakoma, jog Velykų pavadinimas ir kildinamas nuo vėlės. Ir dabar, dar per Velykas, lankom mirusiųjų kapus, atnešdami margučių. Velykinėje mugėje savo rankdarbius konditerijos gaminius siūlė 25 prekeiviai iš Kelmės, Šaukėnų, Valpainių, Pašilėnų, Lupikų, Pakražančių. Tarp prekeivių ir sertifikuotų tautinio paveldo ženklų produktų meistrai, meno kūrėjas Akmentašys Valdas Banza, lazdų meistras Mečislovas Ežerskis, šiaudų pynėja Kornelija Lopetienė, mezgėja Jolanta Gečienė. Smagią nuotaiką polkutėmis, valsiukais ir kitais muzikiniais kūriniais kūrė Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus armonikieriai, vadovaujami Algirdo Raubicko. Natūralių pievų ir miško medaus bei medaus produktų siūlė Alma Kemežienė, Ona Juknienė iš Pašilėnų, tarp kitų savo rankdarbių, atsivežė pintų iš Šiaudelių sodų. Bronius Kazlauskas iš Laugalio prekiavo medžio gaminiais, o Birutė Kvietkienė iš Kelmės verbomis, kurių gamybai žoleles augina savo darželiuose. Mugėje galėjai pasirinkti įvairiausių mezginių, nėrinių, velykinių puokščių, kompozicijų ir verbų. Kelmės kultūros centro specialistai sako, jog šiuolaikiniame pasaulyje tradicijos sparčiai nyksta, tačiau išlaiko esminę savo funkciją – teikti džiaugsmą, viltį ir bendruomeniškumo jausmą. Todėl manome, jog visada išliks lietuviškas margučių marginimas, vaško technika, skutinėjimas ir dažymas, išliks šeimos jungtis, vaišių stalas ir kitos nuo seno išlikusios tradicijos, margučių ridenimas, kiaušinių daužymas ar Velykų bobutės dovanėlės. Šių metų kovo pradžioje Kelmės seniūnijos seniūno pareigas pradėjo eiti iki šiol seniūnijoje vyriausiąją specialiste dirbusi Ligita Kundrotienė. Ligita Kundrotienė – Kelmės krašto žmogus. Kelmiškiai juokavo, seniūnės pareigas pradėjo eiti per užgavėnes. Viliamės, kad tai geras ženklas. Būsite linksma, sumani ir kūrybinga. Gimiau ir augau Kelmės rajone. Baigus Aukuro pagrindinę mokyklą išvažiavau studijuoti į Kauną. Kauno technologijos universitete baigiau vadybos ir ekonomikos bakalauro studijas. Ir taip susiklostė gyvenimas, kad grįžau į Kelmę. Dirbau Luminor banke, Lietuvos draudime, o nuo 2007 metų dirbu Kelmės miesto seniūnijoje. Seniūnės pareigas pradėjau eiti nuo šių metų kovo 4 dienos. Kelmėje šiai dienai yra registruoti 7315 gyventojų, miesto plotas yra 7,85 kvadratiniai kilometrai. Seniūnija prižiūri 10 km miesto šaligatvių, 20 km miesto gatvių, prižiūrėme pešių ir dviračių takus. Turime
3 parkus, tai yra Dvaro, Draugystės ir Tūkstantmečio. Draugystės ir Tūkstantmečio parkai reikalauja tikrai daug priežiūros, kadangi jie yra intensyviai lankomi, nes Draugystės parke yra įrengtos vaikų zonos ir mūsų Kelmės miesto paplūdimys. Dar prižiūrime ir Dvaro teritoriją. Seniūnijai priklauso nemažą teritoriją užimančiais ir Kelmės miesto civilinės kapinės, kurios kiekvienais metais pareikalauja vis daugiau priežiūros, kadangi kiekvienais metais randa vis daugiau neprižiūrimų ir apleistų kapaviečių. Dar prižiūrime senasias kapinės ir žydų kapinės. Nemaži yra ir miesto želdinių plotai, kurie yra intensyviai šienaujami. Turime daug plotų, kuriuos prižiūrime tik tais 1-2 kartus per metus, kadangi neturime galimybių kitaip mes jų prižiūrėti. Vasarą Kelmės miestas pasipuošė gėlėmis, kurios tikrai pareikalauja daug darbuotojų dėmesio ir priežiūros, o šiems darbams atlikti Kelmės miesto seniūnija turi tik 15 darbuotojų. Labai džiaugiuosi, kad Kelmės seniūnija turi tikrai labai gabius, sumanius ir darbščius darbuotojus, kurie žino ir labai gerai išmano savo darbą. Ir daug darbų galime pasidaryti patys, tam sunaudodami labai mažai lėšų. Kaip tik šiuo metu beveik baigiame atnaujinti šaligatvį tarp Žemaitės ir Vytauto Didžiojo gatvės, kuris yra pagrindinis susisiekimo Kalnų seniūnaitijos gyventojų su mūsų Kelmės miesto centru. Dar šiais metais planuojame atnaujinti Kelmės miesto civilinėse kapinėse taką link Putvinskio kapavietės. Praeitais metais seniūnija pakeitė 150 miesto šviestuvų. Ir šiais metais pagal galimybės tikrai keisime gatvių apšvietimo lempas į taupias LED lempas. O iš tokių didelių projektų yra gatvių kapitalinis remontas, kuris vyks per kelis etapus. Šiais metais yra planuojama įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus Liudo Giros gatve nuo Vytauto Didžiojo iki Nepriklausomybės gatvės ir Nepriklausomybės gatve iki Paupio gatvės. Šis projektas yra finansuojamas ES ir kažkiek reikės prisidėti ir savivaldybei. Ir šis projektas yra būtent įrengimas pėsčių ir dviračių takų. Problemų visada atsiranda darbo eigoje, o šiai dienai iš tokių didesnių problemų tai turime varnas, kurios tikrai neduoda ramiai gyventi tiek mums, tiek Kelmės miesto gyventojams. Gyventojai labai skundžiasi dėl jų keliamo triukšmo ir paliekamos labai didžiulės netvarkos. Bandome su to kovoti ardydami lizdus, kuriuos mes galime ardyti tik iki vasario 28 dienos, bet tai naudos duoda tikrai labai mažai. Tada jos dar intensyviau suka lizdus. Turime pavyzdį Kelmės miesto centre, kur yra autobusų stovėjimo aikštelė. Išardėme 5 lizdus, šiai dienai mes tenai turime 11. Ir tai tikrai yra ne vienas pavyzdys, kada jos vietoj iš kelių išardytų lizdų susisuka tikrai dvigubai, net ir daugiau. Dar labai daug skundų sulaukėm ir didelė problema miesto yra šeimininkai, kurie vedžioja savo augintinius ir nesurenka gyvūnų paliktų dovanėlių. Įsivaizduokite tokią situaciją, kad augintinis atlieka savo reikalus, o šeimininkas net nusisuka, kad atseit net nematau. O į pastabas reaguoja tikrai labai audringai. Primename, kad už augintinių nesurinktas dovanėles galite sulaukti įspėjimo arba baudos iki 230 eurų. Ekskrementus sudėtus į maišelius galima išmesti į bet kurį mišriųjų atliekų konteinerį ir tam tikrus skirtus konteinerius. Šiais metais yra rengiamos stebėjimo kameros, kurių dėka bandysime kovoti su netvarkingais miesto ir parkų gyvūnų vedžiotojais. O gyventojai labai prašome būti pilietiškais ir įspėti augintojų savininkus, kad susirinktų mieste paliktas dovanėles. Man kaip seniūnei labai svarbu yra, kad miesto gyventojų problemos būtų girdimos ir sprendžiamos, todėl daug dėmesio skirsiu kelių ir aplinkos tvarkymui. Tikrai daug žmonių atvykusių į Kelmės miestą pageria už jos tvarką, už jos grožį ir jaukumą, todėl mums kaip seniūnijai yra labai svarbu palaikyti šitą ir dar kuo labiau ir toliau puoselėti. Pasitinkant Kelmės miesto jubiliejų, jau turime kuo pasidžiaugti. Jubiliejinėje šventėje, gegužės 30 dieną, bus pašventinta ir pagerbta miesto vėliava. Kalbiname seniūną Zigmą Mačijauską. Čia matome, mes turime Irenos Vabalinės, tai yra Dailininkų sąjungos narės, rankų darbo, autorinis darbas atliktas, siuvinėta rankom visi šitos
vėliavos papuošimas. Ir mums kainavo šitos vėliavos gamyba 5000 litų. Tai bus iškilmingas jo šventinimas 29 gegužės prie Kelmės kultūros rūmų. Gelbėti Kražantės tvenkinį Kelmėje, pasitelkiant į pagalbą amūrus, sumanė Kelmės miesto seniūnija kartu su žuvininkais. Tikimasi, jog amūrai savo misiją atliks. Kadangi užtvankoje gausu augalų, žuvis užsiliks čia gyventi, o meškeriotojų vilionėmis nesusigundys, nes yra vegetarės. Kartais prieš mūsų akis atsiveria reginys, liudijantis praeitį, keliantis susidomėjimą. Taip nutiko ėmus remontuoti pastatą, kurį kelmiškiai praeina kone kasdien. Ant jo sienos išryškėjo užrašas kolonialinės prekės. Ką tai galėtų reikšti? Prieškaryje Kelmėje tokių parduotuvių buvo ne viena. Tai buvo parduodamas įvairios pramoninės prekės, ne maisto prekės. Užrašas konkrečiai ant šito pastato. Aš bijau pasakyti, iš kada jis atsirado. Čia niekada nebuvo kooperatyvos. Kooperatyvo parduotuvė buvo vokiečių okupacijos metais. Kada miestelis sudegė, neliko nei vieno pastato centre, neliko nei vienos parduotuvės. Vokiečių okupacijos metais Kelmėje buvo atstatyti keli namai. Ir vienas iš jų, šitas buvusio žydų namas, lyg Šechtino, bet bijau pasakyti, ar tikrai tai Šechtino. Šiaip ar taip tai buvo atstatytas žydų namas, kuriame buvo įkurta parduotuvė. Čia pagal korteles duodavo smulkės prekes, kas priklausė, druskos trupučiuką. Vieną kartą per kelis metus prieš Kalėdas po 0,5 kilogramo cukraus davė. Ir ta parduotuvė buvo ir vokiečių okupacijos metais, ir po karo taip pat čia buvo pirmoji pokario parduotuvė. Kelmės vardas jau seniai neatsiejamas nuo savokos Kelmės duona, kuri garsina Kelmę ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Uždaroji akcinė bendrovė Kelmės duona nuo 2004 metų balandžio pradėjo naują etapą. Joje pasikeitė šeimininkai. Žiemos mėnesiais Kelmės duona iškepa 120–125 tonas gaminių. Per dieną vartotojams išvežama nuo 4 iki 5,5 tonos. Anksčiau įmonė daugiau kepė duonos, batonų, pyragų. Dabar kepama daugiau smulkių gaminių, kurie jau pelnė vartotojų rinką. Uždaroji akcinė bendrovė Kelmės duona jau ne vienerius metus dalyvauja konkursuose, gaminiai keliauja į Kauno klinikas, Šiaulių ligoninės, Telšių, Šeduvos, Veličionių globos namus, Stonaičių, Elektrėnų pensionatus. Šiemet laimėta rinka Vilniaus ir Klaipėdos zonose, bei puiki galimybė savo gaminiais maitinti kariuomenę. Bendrovė garsina Kelmę. Pernai Ajero duona sužavėti Vokietijos Švėbišhal mugės lankytojai tapo nuolatiniais jos užsakovais. Kelmiškių kepta Ajero duona Lietuvos turizmo fondas šalį pristatė Ispanijoje ir Portugalijoje. Jau 6. kartą Kelmėje buvo organizuotas rakandienis. Įprasta, kad vieną kartą rudenį ir vieną kartą pavasarį rakandienis vyksta Žemaitės gatvės akligatvėje, šalia banko Nord LB Lietuva. Akcija, kai galima atnešti, atiduoti, dovanoti, mainyti daiktus, kurie vieniems nebereikalingi, o kitiems gali labai praversti, kelmiškiams jau gerai žinoma. Spalio 7-ąją rakandieniui skirtoje vietoje jau nuo ryto buvo atnešta daiktų, o 16 valandą susirinkus gausiau dalyvių prasidėjo atneštų daiktų peržiūra ir pasirinkimas. Smagu, kad kažkas rakandienyje rado ir jam tinkamą reikalingą daiktą ar rūbą. O kas negalėjo atnešti ar atvežti didesnių daiktų, paskelbė čia pat užrašydamas skelbimų lentoje. Kiti perskaitę iškart sužinojo, tuojau tarėsi, kada gali daiktą paimti. Skelbimų lentoje buvo galima užrašyti, kam koks didesnis daiktas būtų reikalingas ir gal atsirastų jį turinčių. Tačiau gaila, kad yra manančių, jog rakandienis tai tarsi koks sąvartynas ir čia galima nešti tai, ką jau seniai laikas išmesti tiesiog į šiukšlyną. Tokiems rakandienio rengėjai norėtų pasakyti, jog gerbti reikia ir save, ir kitą žmogų.
nes bet kokia tvarka, tradicija, jos puoselėjimas priklauso nuo mūsų visų.